Sveiki, esu edukatorė Kristina ir su savo puikiaja pagalbininke kviečiame į edukaciją. Šiandien pasigaminsime iš štai tokio paprasto stiklainiuko nuostabų žibintą. Šiam darbui mums reikės stiklainėlio. Tinka bet koks stiklainis pusės litro, nuo uogienės ar pomidoro padažo. Svarbu nuimti visų pirma etiketę. Tam aš stiklainėlį užmerkiau į vandenį ir palaikiau pusvalandį. Ir tuomet jau etiketė atsiklijuoja ir mums bus reikalingas tiesiog stiklainėlis, švarus, gražus stiklainis. Turime jį štai ir sausą. Šiam stiklainiui reikės dar papildomų priemonių, mes jį gražiai dekoruosime. Visų pirma pasidarysim rankenėlę. Tam aš turiu pelytės, bet jeigu neturite mielos pelytės, tai galima naudoti ir siūlą, virvę, puikiai irgi tiks. Taigi, pirmiausiai mums reikia tiesiog aplinkui apsukti ir atsikirpti. Mielos, taip, o tu formuok dabar čia viršuitą. Taip. Taip. Dedam. Sukam. Turim pasidaryti tokį pirmiausiai užkabinimą. Ir tuomet truputį didesnį. Ir netgi galima dvigubą, nes viela yra ganėtinai plona, todėl aš ją padarau dvigubą, kad tokia būtų rimtesnė, tvirtesnė, taip, susukam, taip, užkišam ir surišam vieną galą, gražiai užsukam, taip. Ir tuomet kitą galą. Vartu užkišti ir užrišti. Užsukti. Gerai. Pamėgink. Ten svarbu užkišti abu galiukus. Va, labai gerai. Ir ištraukti juos. Ir susukti. Taip, kad mes turėtume kaip pakabinti. Mes tą žibintą galėsim kabinti ant šakelės ar kažkur pasinešti, panešioti iš vienos vietos, pernešti į kitą. Tai mums tokia rankenėlė labai padės tą padaryti. Taip. Turim rankenėlę, kur jau mes galime jį palaikyti. Taip. Toliau mums bus reikalingas krepinis arba kitaip vadinamas tampomas popierius. Šiuo atveju jau pasirinkom 2 spalvų. Spalvos, aišku, gali būti įvairiausios. Taip. Tiesiog paėmėm vieną šaltą, kitą šiltą spalvas. Ir mes tą popierių atsikirpsime juostelėmis. Štai vieno popieriaus juostelę ir kito popieriaus juostelę. Tų juostelių turime daugiau prisikarpę. Ir dabar tas juosteles mes klijuosime ant savo stiklainėlio.
tam reikės dar mums klijų, tiesiog lipalo klijų. Ir juosteles susiruošiam taip atitinkamo ilgumo ir jas susikarpom. Galim iškart daugiau prisikarpyti, taip, kad turėtume, kad po to mums beliktų suklijuoti. Taip. Va. Ir taip darysim aplink visą stiklainėlį. Klijuosim vienos spalvos ir taip pat padarom ir su kita spalva. Štai. Ir kitos spalvytės. Taip. Turim juostelę jau. Gražių. Tuomet patepam klijais. O, čia dar truputį vandeniuko įpiliau, kad jie skystesni būtų, tie klijai pasidarytų lašelį, tiesiog iš krano vandens. Taip, išmaišom, kad tie klijai skystesni būtų. Ir tuomet paėmę juostelę, pradžioj pasitepam ant stiklainio, užklijuojam ir dar kartelį patepam ant popieriaus. Tepk iš kitos pusės. Taip. Tiesiog, kad mums tvirtai viskas susiklijuotų. Dabar atrodo tarsi tokios baltos spalvos, bet čia nieko tokio, taip. Kuomet klijai išdžiūsta, jie tampa permatomi. Va. Dabar kita spalva. Tepk. Klijuok. Dedam tiek tą spalvytę. Šalia žydrosios dedam šitą mūsų violetinę spalvą. Ir vėl viską užtepam tokiu ganėtinai storu sluoksniu klijų. Taip. Ir keliaujam toliau. Taip, žydrai. Gerai. Netgi sakyčiau, truputį atitraukiam, kad tos spalvytės neužeitų viena ant kitos. Tik liestųsi viena su kita. Taip. Na va. Ir tokiu būdu mes apklijuojame visą stiklainėlį. Taigi, kai stiklainiukas išdžiūsta, mes jį galime jau dekoruoti dar visokiais papildomais elementais. Šiuo atveju mes turime štai tokių gražių žvynelių, kurie labai gražiai blizga. Taip. Dokteriuką. Va, įbersim žvynukų šių. Galėsim juos gražiai su karštais. Šiuo atveju jau paimam karštų klijų ir su karštais klijais tuos žvynelius tiesiog užklijuojam. Galima tiesiog, kaip mums patinka, tas ornamentas nėra labai svarbu. Kaip sugalvojam, taip ir klijuojam. Liepkokas ir šoniuką. Ir taip pat radome namuose štai tokių širdelių. Jeigu jūs tokių neturit, gal kažką kitą rasit, kažkokių, tai lipdukų arba iš spalvoto popieriaus, taip pat galima iškirpti. Ir galima jas taip pat suklijuoti.
Tu, prašau, man atplėšk. Tiesiog įvairiai, kur šauna į galvą, ten dar mes papildomai padekoruojam visokiais gražiais elementais. Labai gerai. Štai. Taip visą aplinkui nudekoruojam įvairiais smulkiais dekoro elementais. Tuomet sugrįžtume dar prie viršutinės žibinto dalies. Turime štai dar tokią dekoratyvinę juostelę. Tai ją taip pat galime aplinkui užklijuoti. Taip. Surišam gražiai. Padarom tokį kaip ir kaspinėlį. Ir bus dar toksai gražus elementas. Štai. Rišame. Kerpam. Čiukšt. Na va, dar papuošiam štai tokiu gražiu bantuku. Ir tuomet į šį žibintą aš siūlyčiau įpilti, tarkim, grikių arba ryžių, ar kavos pupelių. Grikiai. Šį kartą turime grikių ir tuos grikius supilame kokius 3 centimetrus į tokį sluoksnelį. Pilam, padėsime pilti. Pilam. Pame žvakelę. Štai, kokią turite? Ar didesnę, ar mažesnę žvakelę. Ir ją įstatome į žibinto vidų. Dar noriu parodyti, kad stiklainius galima dekoruoti ir kitokiom priemonėm. Štai, kaip šiuo atveju, šį stiklainiuką mes nudekoravome su kuo? Nagų lakais. Taip, ir dar turėjom tokių štai blizgančių klijų. Tai galima tiesiog pasitelkti savo fantaziją, apsidairyti namuose, ką gražaus ir įdomaus turite. Galbūt kažkokių gražių juostelių, taip kaip šiuo atveju. Paprašykit mamos nagų lako. Galbūt ir galit surasti savo kažkokių tai akrilinių dažų. Irgi galima puikiai gražiai nudekoruoti stiklainį. Ir tuomet, va, imam žvakutę, galiu man padėti dėti. Dedam šiuo atveju štai tokią žvakelę. Labai gerai. Ir tau žvakelę galime uždegti. Taip, 1, 2, 3. Uždegam ir galim nešti jau pasikabinti.